Sveiki visi, pradedam naują video vlogą. Ir... Aš vėl sugrįžau. Ir... Kaip matote, aš esu padaręs gerą ir fainą pasaulį. Čia biškį daug paprasčiausių dalykų pradėsiu. Bet karočią, va, aplyginom, nors čia jums pavyks. Čia biškį fermuką turim, fermytę, kaktusų fermą, nendrių, paskui nedrų portalą, bet jūs žinot, kad mes neturim su draugu Deimantu. Nes, nekreip dėmesį, ką man prašė, mes neturim Deimantų ir aš čia padariau. Ta prasme, aš nekasiau to obsidiano, aš tiesiog padariau su vandeniu ir lava, nes ten labai, turėjau tik vieną kibirą ir man reikėjo eiti ten 10 kartų. Jo, 10 kartų, va ten va eit. Palaukit, aš zombelius išjungsiu. Man reikėjo ten eit. Patys žinot, kad reikėjo eit. Ir visą laiką taip kiekvieną kartą ir taip 10 kartų ėjau, kol man nebereikėjo. Ėjau. Iš čia sėmiau su lavos ir grįžau. Nes galit nustatyti, kiek man lavos reikėjo, nes buvo iki pačio viršaus, iki čia, iki šitų dviejų blokų, nu, žinot. Ir va čia va iš tų dviejų paėmiau, o šitų dar dviejų nepaėmiau. Tai va, jų neprireikė. Jo, ir jeigu jūs matėte pačioj pradžioj, kad aš editinu video, tai nežinau, tiesiog jeigu jūs matėte, tai gerai. Nu, ta prasme, jeigu jūs matėte kažką netokio, kaip kažką neįprasto, kaip ir per visus video darau, tai reiškia, kad aš paeditinau, bet jeigu ne. Stengsiuos paeditinti, jeigu man pavyks. Ir, ja. Čia nieko nesimato. Sorry. Taigi, jau, ir mes jau išlipam. Čia mano kaktusų ferma. Ir ją mes su draugu investavom labai daug metalo, nes mums reikėjo hoperių. Ir jeigu vienam tam yra, sakykim, 3 ir 4 kraštai po 3 ir čia dar vienas viduje yra, tai galima sakyti 4. Ir 4 kart 4 bus 16 ir 16 kart 5 ten irgi kažkiek jau. Tai bus 80. Taigi va, turiu akacijų fermą, ne fermą, patys žinot medžius. Paskui turiu ąžuolus, turiu gyvūnus, kurie vos laikosi. Jo, ir niekada vilna jam neužaugo, nebent tik vaikam. Paskui turiu javų fermą. Mes čia apsigyvenom, nes prie šito ir labai mums patiko. Tai namą darėm daug išlaugų, nes šito, kai kertam fermą, nu, medžius,
Tai labai mums daug gaunasi. Nu, ta prasme, gaunam daug tų logų, po kokį steką 2. Ir tai, galima sakyti, investavom į šitą namą. Ir jo, ir pastatėm ir man išikvojo tas visą tą padaryt. Man atrodo, stekas ir kažkiek. Ir paskui grindinys, kol iškasiau, aš turėjau metalinį, visiškai naują metalinį tą kastuvą ir į visą sulaužiau, nu, nesulaužiau, man atrodo. Ir jo, bet jau žinau, kad jau mažai buvo likę to, damage labai daug buvo padaryta. Taigi, ir jo, čia vat yra mūsų paprastas dalykas. Atrodo, čia gal labai paprasta padaryti, bet iš tikrųjų, pagal mane aš vis laik, man atrodo, nemoku paprastai daryti. Ir jo, nes nemoku, nes, ką žinau, labai sunku sutalpinti man. Ir jo, ir aš padariau čia su torčiais ir bent reikėjo pačion leistis, labai daug reikėjo griaut. Ir jo, kas išėjo. Paskui čia biški tas, čia mūsų su draugų skrynios. Jis dar nė kartą čia nebuvo, kai aš pastačiau tas skrynes, nes jos skrynę niekas nepridėto, o mano jau čia reikia jau kitą skrynę dėti, nes čia jau nebetalpa. Ir jo, taip mes jau ir gyvenam. Ir paskui, tipo, pasidarėm, aš padariau užklotus lovom, nors čia nieko ypatinga. Va, tipo, nu, kaldros. Ir jo, čia mano draugo lova, čia mano. Kaip dėmesio, kad mes kartu mėgam, nes labai tinkiu atskirus kambarius daryti. Čia apšvietimas. Prie lovos yra vienas iš apšvietimas. Paskui čia yra neįsenkantis vanduo, bet jeigu aš darau kažkur, kai dariau čia, ten, su vienu kibiru, tai aš sėmiausi iš čia. Tai tas pats, bet jeigu sėmiausi iš čia, nu patys žinot. Taigi, ja. Sorry, kad tas garsas, kai griaunu blokus, pasidaro. Tai palaukit, aš to jį išjungsiu. Brightness. Šitą. Ir... Va. Na, išjungiau. Ir jo. Čia stogą pats irgi padariau, aš daug dalykų pats padariau. Portalą pats ir jos stogas toks patys žinot nekoks, man liko slebų, tai va taip padariau tokius paprastus, kad neatrodytų paprastas stogas. Ir kai buvau nederį, pasidariau kolonas iš kvarco ir uždėjau dar vieną tokį, biškai lievai atrodo, kaip to Mickey Mouse ausis, bet nekreipkite dėmesio. Paskui čia mūsų tas, čia mes kasimės, tą patys žinot, cobblestone'ą. Jo, nes pavyzdžiui, kai man reikėjo tų stogą padaryti, aš kasiausi cobblestone'ą ir kepiau jį. Tai jo, ir... Jo, ir aš norėčiau parodyti šitą dalyką. Čia biškiai draugas kasinėjasi, tai labai daug čia lūto parnešė. Va, kai užmučiam tą witch, gavom tą, įdėjom į skrinę, kad niekas iš mūsų negertų ir negėrėm. Nežinau, kodėl mes taip tausojam, bet tai čia nieko nėra beveik. Jo,
paskui nedari nieko ypatingo. Jo, ir čia sudėjau tas, kad jeigu padėjus tą hay bale, jie nešoktų, nes jau vieną kartą buvau padėjęs ir šoko ir paskui reikėjo vilioti atgal. Ir jo, mes čia aišku patobulinsim kai ką ir pasimsim hay bales, bet aš jų kažkodėl nerandu. What the fuck? Nu, taigi miriau. Ir jo, čia biškį aptvarkysim kai ką. Čia reikėjo 5 kastuvų, ne, nors jo, gal 5 kastuvų, kad čia buvo tokias didelis kalnas, nu nedidelis, bet toks platus, bet neaukštas ir jie iš viso nukasiau, tai ir radau kažkokį ten cobblestone į žemės. Ir čia Laurynas kažką kasėsi ir labai uždangstė. Nes iš pradžių, kol nenukasinėjau smėlio, tai dar nemačiau, kad jis kyšo to. Suprantat. Ir jo, karočią žiaurus buvau, nes va šito pildantis ir man reikėjo 2 buketų. Ir ėjau ten į upę, ėjau į upę, va kaip mano firma tarusi, ėjau ten į upę ir ten kasiausi, tiksliau nekasiausi, o ėmiau vandenį, o iš tikrųjų aš galėjau iš ten iš čia, o iš tikrųjų aš iš viso galėjau to nedaryti ir visą laiką iš šito imt, nes ką žinau, kam daryti. Ir pirmas dalykas, kurį darėm iš metalo, kurį gavom, labai džiaugiamės, nes jis labai daug atnešė, Lauris, ir jis atnešė apie, man atrodo, 2 stekus. Atnešė 2 stekus. Ir mes sudarėm kibirą, žirkles, ką tik galima pasidaryti iš metalo. Ir jo. Nežinau, kaip Laurynas iš čia išlipo, nes ką žinau, nes iš tikrųjų aš šito dar nebuvau visų tų cobblestone pastatęs ir čia katinėjęs. Jo, man rytoj žiauriai nelaiminga diena, nes reikės į anglų kalbos konkursą, o aš anglų tai nelabai gerai moku. Jo, tai man šiųjų ten suskirsiu. Bent jau diplomą gausiu, nors nemanau. Ir jo, taip, aš čia gyvenu. Aš jeigu jūs norit žinoti, tai aš tik tais nuimu derlių, kai viskas užauga, nes labai tingiu ieškoti, kurie užauga, kurie ne. Paskui visus pasodinu, kai visus kartu. Man labai nervina, kad aš daugiau sėklų gaunu visada. Na, aišku, taip ir turi būti, bet kur man jas dėti? Tai jo. Aš galėčiau didesnį fermą daryti, bet nemanau, nes paskui reikėtų dar daugiau sėklų gausiu ir gausiu daugiau sėklų ir dar labiau neturėsiu kur dėti. Dabar biškį turiu kur dėti. Ir jo, aš kaktusus renku, nežinau kodėl, nes aš pagalvojau, kodėlgi ne, nes buvo daug kaktusų, nedaug, bet keli kaktusai. Ir aš mačiau, kaip kiti žmonės, Seplingas padarė kaktusų fermą. Ir aš labai nustebau ir pats sugalvojau pasidaryti. Ir jo, ne čia, sorry. Čia, ne, sorry.
čia padėjau tuos, iš tikrųjų aš net nepagalvojau, kad čia galima dėti, nes čia įrankiai, nes, ta prasme, tiesiog akių lygi ir įrankiai, jeigu, pavyzdžiui,